Šiandienai sugalvojau specialų maršrutą, kuriame aplankysime labai įdomius objektus, tokius kaip Asiutiškių regykla, Grabijolų kaimas, tada važiuosime į Ukmergę, pašmirinėsim po Ukmergės senamiestį, galbūt kažką pavalgysim Ukmergėj ir galbūt pabaigsime šiandienos maršrutą Taujėnų dvare. Eisime pasivaikščioti Taujėnų dvarą. Tai laukia smagi kelionė, likite prie ekranų. Taigi nusukome nuo kelio ir važiuojame link Asiutiškių regyklos. Kvapą gniaužiantis vaizdas į Neries vingius su nuostabia atodanga. Labai gražus miškas. Aš jau įsivaizduoju, kad čia bus pasakėlė. Pasižiūrėk į šito miško grožį. Eik tu savo. Štai ir atvažiavom į Asiutiškių regyklą. Akis tai tiesiog džiaugiasi važiuojant šitos 4 kilometrus miško takais, nes miško grožis tai pasakiškas. Ramybė. Eime, apžvelgsim. Aš jau įsivaizduoju nuostabų vaizdą į nerį ir štai atsiveria vaizdas. Wow. Reikia užsilipti laipteliais. Pasižiūrėsim iš aukščiau. Argi neturime kvapą gniaužiančių vaizdų Lietuvoje? Be abejo, kad turime. Atokvėpia minutėlė gamtoje. Iš viso to beliko tik padavimai. Čia pasukus tą rankenėlę užgeneruoja energijos ir pasakoja legendą. Aš esu upė turinti 2 vardus. Ten, kur mano ištakos Gundijoj, mane vadina Velija ar Vilija. Nuostabus vaizdas. Čia Lietuvoje mane nerimta. Pasigrožėjom Asiutiškių regyklą. Dabar lekiam į Grabijolų kaimą. Važiuojam dabar į Grabijolų kaimą. Grabijolų kaimo pavadinimas kilęs, man rodos, nuo žodžio grafas. Tai kaimas turi autentiškus va tokius namukus, kažkokius panašius. Tai mes juos greitai apžvelgsim, apšmirinėsim ir keliausim toliau. Štai ir atvykom į Grabijolų kaimą. Ten buvo ženklas, kad į kaimą svečiai prašomi užeiti pėsčiomis. Todėl, kaip suprantu, visi palieka automobilius šitam parkinge. Grabijolų kaimas įkurtas 1795 metais ir buvo bajorų žemės, turėjo didelius plotus dirbamos žemės, augino gyvulius, grūdus. Ir šiais laikais kaimas garsus savo autentišką architektūrą to meto, va tokiais mediniais nameliais. Vienas iš tų laikų namelių tikrai matosi absoliučiai autentiškas. Čia parduodama, bet čia jau šių laikų pastatas.
šičia irgi matome absoliučiai autentišką namelį. Be abejo, čia taip pat. Ir turime elgtis šitame kaime labai tyliai. Nedrumsti ramybės gyventojams, vietiniams gyventojams. Išdaužytas langas. Būtų įdomu įlysti į tokį namelį. Pasižiūrėti iš vidaus, kaip atrodo to meto. O, žiūrėk, koks katinas mojuoja. Jo, tai šaudo šitie medžiotojai. Tikrai dar kažkokioj panašioj vietoj, Rumšiškėse esu buvęs, bet čia iš tikrųjų gyvena žmonės šiais laikais. Ką čia rašo? Grabiolai, gyvosios Rumšiškės sostinės pašonėje. Tai ką ir dabar minėjau, kad kaip Rumšiškė yra grynai muziejus, tenais jau žmonės nebegyvena, o šičia iki šių laikų gyvena šiuose nameliuose žmonės. Dėl to grabiolai yra vadinami gyvosiomis Rumšiškėmis. Dabartis turime -2 laipsnius temperatūros ir nepasiėmę pirštinių, bet gerai, kad galiu užsitraukti tokius, tai tikiuosi nesušalti, nes turiu tokius užsitraukti, kapišoną ir biškį pajudėti. Eime. Čia galima matyti bičių ūkį, augina žmonės bites. Ten žmogus kapoja malkas, kūrenasi namą malkomis, ne taip kaip mes miestiečiai įpratę radiatoriai. Na štai ir priėjom kaimo pabaigą. Galim grįžti atgal į automobilį ir tęsėme kelionę toliau. Tai šiek tiek pasikeitė planas. Na kaip, tiesą sakant, tai tiesiog pasipildo kelionė dar vienu objektu. Nes pagalvojau, kad gaunasi visai pakeliui, kodėlgi nesustojus. Tai Čiobiškio urvas. Tai trumpas 10 ar 15 minučių haikas iki Čiobiškio urvo. Dar vieno gamtos stebuklo. Atvykom prie Čiobiškio urvo. Čia reikia būti atsargiems. Statosi slidų šlaitai. Gražus vaizdas prie upelio. Nors tenais rašė stendas, kad nesaugu lįsti į urvo vidų ir prašymas to nedaryti, bet aš vis tiek biškelį užlysiu. Čia gyvena šikšnosparniai.
negazdinkim šikšnosparnių. Labai tyliai. Kažkas atvyksite prie šio urvo, tai yra prašymas nelįsti vidun ir nežadinti šikšnosparnių. Su sąlyga, kad aš dar pusryčių šiandieną nevalgiau, tai reikia skubėti į Ukmergę ir tiesiai į pizzeriją. Ragausim ukmergietiškų picų. Susitinkame ten. Atvykome į Ukmergę ir dabar prieš valgant pizzą sugalvojau, kad reikia pasportuoti, užsilipti į Ukmergės piliakalnį. Let's go! Tai turime tokį panoraminį vaizdą įpusėję piliakalnį. Gražus miestas Ukmergė. Atsiveria vaizdas į kitą gražesnę Ukmergės miesto dalį. Matome senamiestį. Opa! Turim tokias supynės. Time to eat. Tai esam dabar Ukmergėj. Pasižiūrėjau, neblogas įvertinimas yra Antonijo pica, 4,6 įvertinimas. Tai eime paragausim. Tai žodžiu, valandą laiko reikia laukti picos, tai sunku. Pasižiūrėk, čia kaip gražu. Žodžiu, valandą laiko reikia laukti picos, tai mes nutarėm nelaukti. Šalia yra 4,3 įvertinimo užkandinė. Eisim, bandysim ją pavalgyti. Irgi skamba visai neblogai, burgeriai, visokie vištienų kepsneliai ir taip toliau. Tai valandą laiko laukti picos. O čia kas per vietelę? Wow. Pasakų kampelis. Žodžiu, pavalgiam tam fresh and taste kažkokiam čia. Atitinka savo kainą. Tikrai ne kulinariniai šedevrai, bet užkimšti skrandį gerai. Pagalvojau, kad Ukmergėj iš tikrųjų gal jau ir nebeverta daug maltis, nes yra iš praeitų metų visas pilnas vlogas, apvaikščiojom čia Ukmergėj, tik tai gal tamsiu paros metu. Galvoju, reikia rauti į Taujėnų dvarą ir ten pasižiūrėti, kas įdomaus. Ten galima matyti pagrindinę Ukmergės miesto eglę. Važiavom į Taujėnų dvarą. Lauke vaikščioti šiaip jau nelabai norisi, taip šaltoka. Pabandysime užeiti į vidų, pasižiūrėsime, kas gero dvare. Taujėnų dvare yra kavinė, restoranas, kur galima pavalgyti, sušilti, bet mes norime į muziejų.
Kas faina šitam dvare, kad viską galima liesti, visur sėstis, visur fotografuotis. Nori gali nusifotografuoti ant šito fotelio. Nusifotografuoti prie pianino. Va, taip dvaras atrodė neatrestauruotas, jeigu neklystu. Čia skėčio senovinio liekanos. Prakartėlė. Jubiliejų stalas. Toks kardas. Ten kokios mazos gražios. DJ, let's play music. Tai tiek to Taujėnų dvaro. Šiandien baigiam. Iki kitų kartų.